Labas, kolega. Pametėsi iki oro uosto. Sėsk, man pakeliui. Ačiū, nebloga mašina. Nusprendė išbandyti laimę mūsų krašte. Po ženklo į dešinę su. Parodysiu, kur užsakymus imti. Na, o aš išvažiuoju. O tau gal geriau pasiseks, sutaupysi pinigų, firmą savo įkursi. Manau, daugelis sutiktumėte, juk kiekvienas benzingalvis nusipelno savaitgalio savo. Be žolės pjovimo, namų ruošos ar Ikėjos reido. Šiame epizode norime parodyti, ką galima nuveikti tiems, kurie nori ištrūkti iš įprastų savaitgalio reikalų bei įdomiai praleisti laiką su bendraminčiais. Mūsų pirmoji stotelė – JDM LT sezono uždarymo renginys. Jau 10 kartą rengiamas japoniškų automobilių entuziastų susitikimas suburia šimtus svečių iš visos Lietuvos. Jame galima pamatyti visko – nuo klasikinių Datsun iki šiuolaikinių Type R bei GR modelių. Bežiūrėti yra ne tas pats, kas vairuoti. Pameni, praeitoj serijoje minėjau, kad ištestuosime mūsų Megane vienose smagiausių Lietuvos kelių? Gal jau laikas? Jau galvau, tikrai pamiršai. O jeigu prieš tai aplankytume dar vieną vietą? Sveiki gerbėmėjai, atvykom į Molėtų technikos muziejų, apžiūrėti senovinės technikos, pagrindė automobilių. Tai vat, su Aidu išsirinksim, kas patinka, kas įdomu, parodysim jum ir tikimės jum irgi bus įdomu. Ar čia yra tas, kur uždengia, kad žiemą greičiau pašiltų? Gal... Su kišeniam, gali dar įsidėti Gal telefoną, cigariukų. Gal senos technikos ekspertai pakomentuos, paaiškins, kas čia. Fun fact, nežinau, kiek kas esat važinėję Ižais, bet taip grubiai imant mažiekiai telšiai maršrutą, tai 2 kartus žvakeriai pakeisti. Šitas tokias asociacijos juokingas primena šitą anteną. Čia originalusis Red Race'o eksponatas. Paleiskit! Vienas dar gyviems, kitas jau nebe. Vieną arba kitą siunčia. Turim 2 variantus. Čia kai tau virš 30 niksteli koja ir skambini ir sako, tai gal jau tą Samsung jį atvežt, jau nebesikankinkit. Draugas nubėgo atsižymėti muziejui. Daug gerų numerių. Gaila, kad jie visi čia. O čia nėra ta arka, kur pasibučiuoti reikia po tais numeriais, kad gerai perikūpo verslas sektųsi. Eat, too. Labai gerai. OKR, va. Visiems ofiso žmogeliukam mylimas ir mėgiamas numerėlis turėtų būti. Sakyk. Palauk. Ieškau užsirašyt. Kelintų metų? 91. Ai, tai naujas. Gerai, vežk, aš klientą turiu. Gerai. Ponas, labą dieną. Ateikit, ponas, prašom. Nereikia, aš turiu mašiną. Ateikit, pažiūrėkit. Nereikia atstokti nuo manęs. Ne, klausyk dabar. Klausyk. Kiek metų? Neatstokti nuo manęs. Kiek metų? Vardas, sakyk. Atstokit dėdį. O dabar, va, matai, viskas, ko nori, antralo. Padarysiu kainą. Tau sakau, nu, pasižiūrėk, va, naujas Volvo, ne?
Super. Ne, aš sakau, čia pasaka. Tai sugedė. Dugnas, ledas. Palauk. Tai palauk, Blet, katalizatorių, išpjojo katalizatorių. Nu, nefilmuot. Katalizatorių išpjojo, krovė ant ralo. Nu, matau, nupjauta. Su bulgarkė. Oho. Mhm. Daryta. Lengvintas, su faniera duris užkaltas. Nu, čia organinis stiklas, man atrodo. Į tą pačią kryptį. Polikarbonatas, va. Polikarbonadas. Va, Fiat Chroma. Oranžinį viršum. Man atrodo, žinau, kad šita čia. Ai, nu, gal taikliau. Woke up this morning. Kas žiūrėjo Sopranus, supranta, kas čia per aparatas. Turėjau 2 tokius. Kokiais motorais? Nu, vienas TDS, kitas 2 litrų buvo plyta. Bet žiauriai patiko. Šiaip žiauriai gera mašina. Norėčiau, bet dabar jau jie labai išbrangė ir va. Vidurinės gartelės yra necentruotas, palyginus su visų salonų. Labai geras automobilis, Renault 19. Žinai, ką komplektacija? GTR. GTR. Pažiūrėkit į šitą automobilį. Renault 19 GTR. Nu, labai agresyviai atrodo. Iš tikrųjų. Tie ratai labai užpildo arkas gerai. Kėbulo linijos tokios agresyvios. Jau tikrai iki visų M-competitionų. Renault 19 dar vienas. O čia koksai GT3 komplektacija. O, Renault 25. Šiek krėslai kokie odiniai, platus. Kaip su sixpacku atrodo. Jo, atrodo žiauriai užsivarius sėdynę. Summer body. Geras trišiam turėtas. Turėjau baltą ir sedaną, 2 litrų įpurškiminių variklių. Kartais išlenda dar skelbimuose ir man atrodo bucket list autos tebėra tas pats, kur dar tos pačius ratus buvau nupirkęs. Iš vienos pusės smagi mašina, gale tiksliau greičių dėžėje, prieki variklis, tai geras svorio pasiskirtimas, bet kiek skaičiau reviewsų ir skaičiau forumuose, tai net iš gamyklos išėjo tie automobiliai, kur vairas visiškai yra atskirtas nuo ratų. Tai tokio guminio ir tokio neresponsive vairo nesu gyvenime jautęs. Renault turėjo tokį vieną modelį padarę, atbulo mašiną, kur sėdi pačiam priekyje, lengvoji mašina, sėdi pačiam priekyje, o variklis yra pačiam gale. Ir, jam taip atrodė, kad čia žiauriai faina. Ir, pavyzdžiui, tam, kad įlipti vidų, vairas biški pasikeldavo, nes, nelabai būdavo patogu. Ir bagažinės nebūdavo, tai turėdavai per vidų įeiti, čia atsidarydavo, sėdynės nusileisdavo ir ten būdavo bagažinė. Buvo šūdas. Ne, man tai prancūzai, žinai, vis tiek padarė. Paeksperimentavo. Renault Prancūzijos padangiai skaitydavęs toks kaip kurki ir eksperimentatoriai. Citroenas tipo labiau prabangus, toksai luxury, bet irgi ten įdomus dalykus darydavo, o Peugeot tai toks tipo kasdienis automobilis, paprastas. Sovietinis trikojis. Čia greičio šilelis. Pažiūrėk, kaip greitai aš, palauk. Kaip greitai aš pravarysiu. Aš kažkaip iš socialinės medijos susidariau įspūdį, kad ten bus tik tai sovietinė technika. Nu, ta prasme, gerokai daugiau, bet buvo ir amerikonų, ir prancūzų buvo. Kalbant apie mūsų mylimą prancūzišką automobilį. Vieną iš mūsų mylimą. Aš dar apšylu kojas. Gerai. Tai už Molėtų technikos muziejaus yra labai neblogai keliukai. Yra šiaip bendrai apylinkėse. Tai iki muziejaus tai nebuvo ten nieko ypatingo, nes šiaip visai nieko keliukas, bet danga labai prasta. Ten gal koks kilometras ar 2, tai visai neblogai iki pat muziejaus. O už jo visai vingiuotas fainas keliukas. Tada įvažiuojam į Molėtų plentą ir už Molėtų plente pavažiavus gal, nežinau, kelis šimtus metrų yra posakis link Bijutiškio. Mano paties ir mano kelių pažįstamų žmonių nuomonė tai yra geriausias turbūt vairavimo
entuziastingo vairavimo kelias Lietuvoje. Turintis gerą dangą, turintis elevation changes, posūkiukus ir panašiai. Užtenka važiuoti leistinų greičiu, kuris ten yra turbūt 90 kartais 70, per akis pasidžiaugti. Pasižiūrim, iš ko kelias padarytas. Pasižiūrim. Padangos per gerai save parduoda pagal pavadinimą. Nėra good ride, dėl to, kad bėga priekis, bet vėlgi nepamirškim, jau gana gaivu laukia, bet pats automobilis, šiaip kaip ir šiandien sutikta to pažįstamo nuomonė, kur, nesąmonė, 2 litrai turbo, 1000 eurų. Tai aš abejoju, ar kažką galėjai surasti geriau, kas būtų įdomu, ne taip atsibodė kaip koks Kem 6. Ir tai klausimas, ar Kem 6 užsikurtų šiltas už 1000 eurų. Tai manau, kad puikus pirkinys ir kai praeitam epizodė sakiau, kad rašau tau 7, tai aš manau, kad tikrai vertas kaip minimum 9. Oho! Tai manau, puikiai padirbėta. Jo. Nes tikrai smagu, ta prasme, garsas malonus, aišku, yra vėlgi automobilis orientuotas į važinėjimą mieste labiau negu kad į kažkokį tai sportinį vairavimą, bet sportiniam vairavimui, entuziastingam, tikrai per akis. Aš buvau pamiršęs, ant kiek geras keliukas šitas yra, jau senokai čia su juo kažką bendro turėjau, tai wow, koks geras. Labai geras. Geras, tik be jokios abejonės reikia paisyti kelių eismo taisyklių, saugotis, kas yra žymiai dažniau negu žvėris, kurios... Stirnas geras. Reikėtų saugotis neblaivių dviratininkų, šitam keliai jų būna daug. Ir motociklininkų. Ir motociklininkų, be jokios abejonės. Tai tiesiog važiuokit su galva. Aš nuoširdžiai negaliu atsitokėti. Aš šiaip nesu keleivis buvęs šitam kelyje, tai aš dabar galiu truputėlį daugiau pasižvalgyti ir pažiūrėti. Ir be galo gražus kelias. Taip. Atkarpom yra 70 greitis, atkarpom yra 90 per akis. Jo, ta prasme, mes važiuojam leistinu greičiu, bet tiesiog. Ir kitas dalykas su tokiais pigiais kibiriniais automobiliais, kad tau net nereikia viršyti greičio. Ta prasme, jis nėra kažkoks superkaras, kur tau reikia važiuoti 200, kad išbandyti jo galimybių ribas. Užtenka važiuoti leistinu greičiu, jis yra gyvybingas, jis yra lengvas, tu jauti garsą, tu jauti greitį. Man atrodo, puikus pavyzdys buvo tavo po remapo tavo Golfas R, kur ta prasme, launchina staigiai, sukelia žarnas viduj, bet, iš esmės, nelabai turi kur išnaudoti. Jeigu nevažiuoji į trasą, ta prasme, tai smagu, kad turi daug arklių, daug sukibimo automobilis, bet jisai iš esmės, nėra taip gerai išnaudojamas, ypatingai bendro naudojimo keliuose. Lengvas mašinas yra top. Čia ne veltui. Ne veltui Lotusai sveria kaip plunksnos, ne veltui jų moto yra padaryti lengvą ir tada pridėti lengvumo, nes lengvume yra smagumas. Čia visai praalgau čia su visais šitais pasivažinėjimais. Gal reiktų stabtelt kažko užkrimst? Galim, štai ledų norėčiau. O. Vanilinių tai tikrai reikia. Tai iš kur dabar pinigų tu gauti? Kur tu čia važiuoji, važiuotojų tu? Nu ką, prisivažinėjom? Mašinas bent jau neapvertėm. Geras priežas buvo.
Ar pakeitė tavo nuomonę pasivažinėjimas apie šitą mašiną? Šiaip, tiesą sakant, tikrai taip. Aišku, prideda dar tai, kad keliai faini, bet stebėtinai malonus automobilis vairuot. Jis entuziastingas, aišku, turi niuansų, jeigu norėtum, žinai, daugiau kažką daryti, tai reikėtų su važiuoklį užsiimti, ten tas anas padangas medinės pakeisti normales. Nu taip, ne, bet tu įsivaizduok, čia tavo daily caras. Tiesiog čia ne projektinis automobilis, o tiesiog kasdien važinėjai po miestą. Ten su reikalais kažką ir karts nuo karto važiuodamas į Molėtus prie ežerų pravažiuoji pro Bijutišką kelią. Aš šiaip pats nustebęs. Aš tikėjausi, kad bus visai neblogai, turint omeny, ką Renault daro per savo istoriją, ką yra darę. Tai aš tikėjausi, kad bus gerai, bet man atrodo, turint omeny, kad kainavo 1000 eurų, tai čia viršė visus lūkesčius. Nesąmonė. Aš jau buvau nusiteikęs, ta prasme, į kiaurasamtį sėst, žinai, tokį, kuris nei važiuoja, nei kažką. Jo, ir modelis. Ir pats modelis, ir pats variantas. Nėra blogas, ta prasme, už 1000 eurų beveik viskas veikia. Beveik viskas veikia, tai čia toks skambus dalykas. Elektroniškai didžioji dalis neveikia, mechaniškai veikia. Bet kas yra keista, nes apie prancūzų sako, kad ką jie? Elektrą, man atrodo, gerai daro, ne? Argi? Man atrodo, elektrą. Nors dabar galvoju, kiek atveju matydavau automobilių, kur kai stabdo vietoj stopų užsidega posūkiai, tai tiek būdavo prancūziški. Būtent, jo. Kartais ir paprasta diena gali tapti tobula. Geri žmonės, geri keliai ir automobilis, kuris viso labo kainavo 1000 eurų. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko, paspauskite like ir subscribe, kad pamatytumėte, kur mus nuves kitas kelias. Ir padėkit užkurt mašiną, pastumt nuo kalniuko. Ir aš bėgu. O! Gal čia prikolas? Jo.